Sekmadienio popietę Čiurlionio memorialinio muziejaus sodelyje susirinko Čiurlionio giminaičiai, kūrybos gerbėjai, memorialinio muziejaus darbuotojai ir kiti su jo gyvavimu ir puoselėjimu susiję žmonės. Tądien buvo galima išgirsti daug prisiminimų apie Čiurlionio namų istoriją, gyvus Čiurlionio giminaičių pasakojimus. Ilgiausiai memorialiniam muziejui vadovavo menotyrininkas Adalbertas Nedzelskis, kurio vardas neatsiejamas nuo Čiurlionio memorialinio muziejaus istorijos. Dabar esu svečias, esu pašalinis, esu prisiminimai kažkokie, tai viskas ir sakau, vienintelį, ką privalėjau kažkur tai sąžinė liepė, kad reikia padaryti, tai padariau tą muziejaus istoriją, kad ar kam bus įdomi ar neįdomi, bet svarbu, kad yra padaryta, kad vienas egzempliorius tikrai yra. O to toliau matysim, kai. Muziejaus buvo taip daug, kad dėl to kentėdavo šeima, kentėdavo materialinį pusę, kadangi muziejaus atlyginimas buvo simboliškas grinai. Taip, kad muziejaus buvo labai daug. Ir tie metai yra patys gražiausi. Kai aš atėjau, muziejus jau buvo. Jau 1 metus muziejus veikia. Taip, kad tik tai tiek, kad tada muziejus tilpo viename tame gelsvam namelį, o išeinant buvo 4. Tai toks vystymosi tas etapai tie muziejaus yra mano matyti. Paklaustas, ko palinkėtų 50-metį mininčiam memorialiniam muziejui, Adalbertas Nedzelskis nedvejojo. Palinkėčiau, kad būtų daugiau čiurlionių. Viskas. O jeigu jo bus, viskas kitkas savaime atsistoja. Jeigu yra kalbama apie čiurlionį, paskui viskas savaime susirikiuoja. To ir linkiu. Čiurlionio provaikaitis Rokas Zubovas džiaugiasi muziejaus įkūrimo 50-mečio minėjimo renginyje, išgirdęs ir naujų faktų apie giminės istoriją. Visų pirma, tai man kaip jaunesniam už namelius, tai yra labai gražu pažiūrėti dar gilinį tą istorijos šulinį, kurio pats negalėčiau prisiminti. Ir tie visi atsiminimai pasakoti, kaip čia buvo kūrėmi namai, su kokiais sunkumais susidūrė ir taip pat man šiandien buvo ypatingas dėl to, kad mano teta papasakojo kelias istorijas, kurių aš nežinojau iš vaikystės. Žinot, kai būna šeimoje, dažnai nepasipasakoja tokių įvykių, tai reikia laukti tokių jubiliejinių renginių, kad sužinotume apie savo praeitį ir apie savo šeimos praeitį kartais. O šiaip tai aišku, šitie nameliai tai yra tas, židinys, vadinkime, ir stiprybės, ir šviesos, kuris turi būti nuolatos kažkaip tai puoselėjimas ir maitinamas, tai aš labai džiaugiuosi, kad šiandien čia esu ir labai džiaugiuosi, kad tiek širdingų buvo kalbų ir žmonių tokių gražių susirinkę. Dabartinė memorialinio muziejaus vadovė Vida Mažrimienė akcentavo šio muziejaus svarbą, skleidžiant žinią apie genialųjį lietuvių tautos kūrėją. Ši diena Čiurlionio memorialiniam muziejui yra tikrai ypatinga ir skatina kai kuriem apmąstymam. Visų pirma, nuėjus tokį ilgą jo gyvavimo kelią 50-metį, kyla klausimas, koks tas muziejus turėtų būti ateityje. Aišku, muziejus tai yra istorija ir praeitis ir daugybė asmenybių, kurie kūrė šį muziejų, bet tai taip pat yra ir ateitis, kada iškyla jau nauji uždaviniai pritaikyti šiam laikmečiui, labai aktyviam gyvenimui ir ypač šiam miestui, kuris kaupia tokius resursus atvažiavusių žmonių, kurie domisi įvairiais kultūriniais reiškiniais. Aš manau, kad Čiurlionis, jo vardas visada yra nepaprastai didelė traukos jėga visų sluoksnių žmonėms. Tai ir turistams, ir moksleiviams, ir senjorams, kurie domisi Čiurlionio kūrybą.
Sekmadienio popietę muziejaus sodelyje susirinkę žiūrovai turėjo galimybę pasiklausyti šventinio koncerto, o vėliau apžiūrėti tądien atidarytą parodą Čiurlionis ir druskininkai laiko sąšaukos. Tądien prasidėjo ir tarptautinis menų festivalis Druskininkų vasara su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu. Vakare, kaip ir kasmet, festivalio atidarymo dieną iškilmingai padėtos gėlių puokštės prie Čiurlionio paminklo, o vėliau Druskininkų bažnyčioje skambėjo sakralinės muzikos ciklo Čiurlioniškąją stygą palietus pradžios koncertas. Koncertavo Čiurlionio kvartetas ir Mykolo Romerio universiteto akademinis mišrus choras.